Protingas, neprotingas, tai labai sunku apibrėžti, kas tai yra, kaip tą vertinsi, bet aš manau, kad svarbu yra tas toksai išmintis, gyvenimo suvokimas, tas toksai sklindantis gėris, grinai ta meilė sklindanti iš tavęs, tai yra svarbiausia. O nesvarbu, kiek tu žinių turi. Mano nuomonė, svarbiausia yra žmogaus širdis, koks jisai, o ne ką jisai moka ir kiek jisai žino. Yra žmonių, kurie žino labai daug, bet jie neturi jokios širdies, jie nemoka bendrauti su kitais žmonėmis, jie neturi atjautos, jie neturi tokių kaip jausmų, nemoka išreikšti. Ir jiems sunku yra šeimose, jie nemoka gyventi kartu. Tuo proto ir protingumo, manau, nereikėtų sureikšminti. Protas yra labai geras įrankis įvykdyti savo tikslus kažkokius, materialiniam pasauliu, ką jūs norit pasiekti, pinigų uždirbti ar kažką tai nusipirkti, kažką įgyvendinti, projektus kažkokius, jūs turit kažkokius tikslus, tam reikalingas protas, čia yra protingas žmogus. Jo smegenys gerai veikia. Bet yra ir kita pusė. Tai yra širdis, kuri proto neturi, jinai moka tik tai mylėti. Ne, jinai daugiau nieko nemoka ir nieko nežino. Jinai tik tai moka mylėti. Viskas. Ir geriausia yra, idealiausia, kai mes mylim save patys, ne, kai mūsų širdis atvira ir mes mylim visą pasaulį. Čia yra taip geriausia. Tai, o jeigu mes turim santykį protingo ir išmintingo žmogaus, tai čia išvis kaip bomba toks žmogus yra.